TV3 pagaliau išleido reportažą apie peptidus. Tai jau Lietuvos, kaip sakant, žiniasklaida jau yra susidomėjusi ta nauja peptidų banga, tų visų weight loss ir taip toliau. Ir jau eina vidosai. Socialiniuose tinkluose žaibiškai plinta peptidų reklamos. Tiekėjai žada įspūdingus išvaizdos pokyčius, spindinčią odą, krentantį svorį, augančius ir žvilgančius plaukus, didžiulius raumenis. Iš karto, karočią, misinformacija. Didėjantis raumenis? Tiekėjai žada įspūdingus išvaizdos pokyčius, spindinčią odą. Spindinčią odą. Tai čia riebaluota oda. Kas yra spindinti oda? Yra vienas peptidas, kuris šiek tiek per ilgą laiką vartojimo ir daug išleistų pinigų šiek tiek padaro tavo odą elastiškesnė. Bet ir tai ta sudėtis, kas yra tas peptidas, jisai jau yra jo maži kiekiai kosmetikos produktuose. Tai čia nėra kažkoks mind-blowing dalykas. Krentantis svorį, augančius. Yra peptidas, kuris padaro, bet irgi jis nepadaro, kad tau kristų svoris, jis padaro, kad tu mažiau valgytum ir to pasiekoje, jeigu tu mažiau valgai, tau krenta svoris. Tai toks irgi nėra, kad tiesiogiai jis tau naikina svorį. Ir žvilgančius plaukus. Žvilgantis plaukai, jis padaro gal šiek tiek, bet čia toks minimalus yra pagerimas, tai čia irgi žiauriai jau overblown iš proporcijos yra visas šitas, kas sako, ir didelis raumenis. Gydytojai griebėsi už svorį, augančius ir žvilgančius plaukus, didžiulius raumenis. Raumenų vapšė neaugina peptidai. 0 raumenų duoda peptidai. Kokie dar raumenys? Kokie dar raumenys? Nėra jokių peptidų, kurie augina raumenys. Absoliučiai joks peptidas dar nėra skurtas, kuris grinai būtų proteino sintezijai raumenų didėjimui. Augina. Koksai? Čia ne hormonai, neaugina raumens peptidai. Taip sparčiai tarp jaunuolių populiarėjantis švirkštai į kūną leidžiami skysčiai. Bet dar kokie švirkštai, kas čia prieš švirkštai? Tačiau jau pasitaikė atvejų, kai neaiškių peptidų naudojimas žmonės priveda prie kritinės būklės. Asmeninė istorija dalijasi moteris, kurią teko gelbėti gydytojams. Tu susitvarkai mitybą, tu numeti svorio, tu gerai jautiesi. Ir čia irgi vien, kad ją paėmė, nestumų plastinių operacijų, matos, yra pasidarius tie žiauriai ryškus skruostikuliai, bet čia ne peptidų veidas, jeigu ką. Tu neatrodai taip ant peptidų. Peptidai nepadaro, kad taip atrodytų. Valgai nesveiko maisto. Tokie pažadai neabejotinai atkreipia dėmesį. Sunku būtų rasti žmogų, kur... Čia va tasai, kur tipo ale odai padeda. Ir tie visi ditai dažniausiai irgi būna, ten daug dalykų įveina į tas transformacijas, nes dažniausiai žmonės tuo pačiu momentu ir dietą susitvarko, pradėdami vartotos peptidus, tai automatiškai, jeigu tu valgai sveikiau, tavo oda prasivalo. Ir tada kitas dalykas, atkreipti dėmesį, dažnai tos peptidų transformacijos būna, kur skiriasi apšvietimai žiauriai. Kur vienas, kur sėdi mašinai tiesiog iš apačios filmuoja save ir tada tiesiog akivaizdžiai pasidažius ir ant daug geresnio saulėto apšvietimo savo veidą filmuoja. Čia transformacija realistiška. Numečiau svorį su peptidais. Čia AI slopas vapšė buvo, čia AI buvo. Numečiau svorį su peptidais. Įtikina asmeninės istorijos socialiniuose tinkluose. Kaip žmonės pasikeitė, kaip nušvito. Čia tiesiog su apkritusią suknelę, kas net normaliai net neparodo jos figūros. Žiūrėkit, yra apkritusi suknelė, akivaizdžiai. Dabar aptemta suknelė ir šonų, side profilis. Kaip man suprast, kokie čia rezultatai yra? Kaip žmogui suprast, kokie čia yra rezultatai? Čia gali būti, kad nieks nepasikeitė, kad tik užsidėjo aptemtesnė bliuskė ir šonų pasisuko. Žinoma, legaliai tokio stebuklo neįsigysi. Įsigyt pilnas saitų. Tipo jo, legaliai nepardavinė researcho tikslam ir tu nusipirki. Researcho tikslam. Bet čia yra tokia grey zona dabar. Tam yra juodoji rinka, o paklausa milžiniška. Užsakymų tūkstančiai. Platintojai dalyjasi, kad vos spėja pakuoti siuntas. Aš nesakau, kad peptidai yra blogai visumoje paėmus, bet ir nesakau, kad yra kosmosas kažkoksai. Tiesiog jie yra žiauriai išpūsti ir išprominti, nes atsiminkit, visi didžioji dalis tų fitness influencerių, kas promina peptidus, tai jie turi nuolaidos kodus ir jie turi kontraktus su tais peptidų shopais. Tai jų iniciatyva yra tau parduoti ir bele kaip hypinti tos peptidus ir plius jie gerai atrodo dažniausiai žiauriai ir tada jie sako, o čia mano peptidų transformacija. Ir jie įmeta tiesiog savo transformaciją 3 metų ant sterų. Ten, kur bičas sudžiūvęs ir po 3 metų mutantas ir čia mano peptidų transformacija. Ne, tu peptidų tokių transformacijų nebūna. Jie visi ant sterų yra. Čia lygiai tas pats, kai seniau visi fake net influenceriai, kurie ale natūralūs yra, ten reklamuodavo savo weight gainerį kažkokį, žinai, o gerkit šitą proteiną arba ten kažką, gerkit šitas avižas ir būsit kaip aš, nors jis ant sterų toksai patapo. Tai čia lygiai dabar tas pats su peptidais. Jie nėra kažkoksai žiaurus kosmosas, jo jie kažkiek gali padėti, kai kurie. Pats kai kuriuos esu išbandęs ant savęs, kai kurie vapšė
jokia efektą beveik neduoda. Ir dar labai brangiai kainuoja. Bet irgi, aišku, nu tokie peptidai ten kaip tas pats pagrindinis, apie kurį dabar daugiausiai girdėt, svorio metimui peptidas, kas žinot, nu jis tipo veikia. Jisai padaro, kad tavo smegenys tau nepaduotų tų impulsų, tų maisto kreivingus užblokuoja ir taip toliau. Ten tam tikrus receptorius smegenyse, tą GLP-1 receptorių stimuliuoja. Bet čia yra praktiškai tas pats identiškai, kas Ozempikas. Ir esmė tokia, kad kas mane erzina, kad dabar tos visos sveikatos ministerijos tenais, FDA ir taip toliau, jie yra žiauriai prieš jį nusistatę, sako, čia nelegalus, čia iš black marketo, čia žino iš kur eina, nevartokit šito, nors jie patys pardavinėja legaliai su receptu ir iš to darosi milijonus, milijardus tą patį Ozempiką, kas yra lygiai tos pačios kategorijos svorio metimo preparatas. Jie visi yra GLP antagonistai. Tai praktiškai yra vos ne vienas ir tas pats, ten tik keletą mechanizmų skiriasi. Ir lygiai taip pat kaip ir tasai Ozempikas, jisgi pradžių irgi jis nebuvo FDA approved. Bet tada galų gale jį approvino FDA, pradėjo darytis iš jo belia kokius pinigus ir dabar jau čia yra dalykas. Tai su peptidais tas pats, kol nėra jų paapruvintas ir jie negali iš to, sistema negali iš to melžtis pinigų, tol jie sakys, kad čia yra Bet dabar jau Amerikoje girdėjau, tenais jau eina link to, kad legalizuot ir tą peptidą svorio metimo, tą naujausią, tai ir jį automatiškai sistemizuos, aprūvins ir tada jau black marketuose jo nebebus, bus žiauriai sunku gauti, bus baudžiama už pardavinėjimą, sudinama, tada jau jie darysis pinigus ir tada bus liuks, galit šaut. Čia irgi va toksai, žinai, man va tas biškiai erzina. Peptidai tai yra amino rūgščių junginiai randami ir jau egzistuojantis kiekvieno žmogaus kūne, tik jie yra sintetizuota to, tarkim, kažkurio vieno specifiško amino rūgščių junginių versija. Tai lygiai taip pat kaip testosteronas, gaminamas mūsų kūne, jį sintetizavo, padarė jį leidžiamą testosteroną. Išoriškai, kuriuo tu gauni daug daugiau ir stabilius jo levelius, stabilius pulsus į savo kūną, jeigu leidys kiekvieną dieną. Tai peptidais tas pats, tiesiog paimtas dalykas, kuris jau gaminamas mūsų kūne praktiškai ir jis yra sintetizuotas, sintetizuotoje versija ir taip tu gali gauti daugiau iš išorės. Čia praktiškai kas yra peptidai. Tai Ozempikas yra peptidai, taip, Ozempikas yra peptidas, kurį dabar legaliai ir pats turiu artimoje aplinkoje žmonių, kurie dabar gauna receptą šito dalyko iš ligoninės, remiamą ligonių kasų ir iššauna į save. Ir yra praktiškai tas pats veikas retatrutidas. Sakau, yra skirtumų, nes Ozempikas stimuliuoja, eina per vieną, man atrodo, receptorių, retatrutidas eina per 3 agonist, Ozempikas yra, man atrodo, 1 agonist, kažkas tokio žodžio. Bet, nu, vis tiek galų galia tai yra GLP antagonistai, abudu jie. Bet ir yra minusų, nu, pavyzdžiui, va su tuo, kur dabar visi žiauriai promina tą weight loss peptidą, tai to yra problema tokia, kad jisai lėtina tavo gastric emptying, jisai lėtina, tai padaro, kad tavo skrandis lėčiau virškintų maistą ir to pasiekoje, jeigu tavo maistas lėčiau yra virškinamas, tu nori mažiau valgyti. Ir tada dar vienas dalykas, per kurį jisai veikia, tai yra per tuos, tiesiog jau per pačius smegenis, per padavimą tų impulsų alkio, kad va, nori valgyti, žinai, nori gauti dopamino iš maisto. Tai tą dalyką tau prislopina. Esmė yra tokia, kad jisai prislopina ne vien tik tuos signalus. Jis apskritai prislopint gali ir labai nemažai žmonių pasireiškia toks fenomenas kaip adhedonija ar anhedonija. Kas yra ta adhedonija ar anhedonija? Sakau, jeigu blogai pasakiau, mano IQ 8, tai iš vis neturėtume čia net užrimta nieko primti, ką aš šneku. Bet tas fenomenas, tas dalykas yra toksai, kad nuo to weight loss peptido tau užslopina ne vien tik tos alkio impulsus, bet apskritai nuo kitus impulsus. Tai nebėra tiesiog to, kad kaip norėčiau pavalgyti, kaip maistas zaibys, bet gali dingti ir kaip seniau to būdavo, kaip norėčiau pagamint zaibys, nebėra tau toks, o kaip norėčiau tenais pasirūpinti zaibys, o tada tiesiog, reikia taip pasirūpinti. Tu tampi toks kaip ant ašvagandos, toks kaip nenuglušintas, bet toksai nei per daug užsihaipinės ant kažko, bet nei ir neužsihaipinės. Tu tiesiog, to viskas tiesiog žiūri viską vienodai. Ir tu toks, kaip apatija, jo. Kažkas labiau toks labai apatiškas pasidarai ir net santykius gali pradėti trukdyti kai kuriems žmonėms ir visos kitose gyvenimo dalykuose. Tai, o tam ir yra problema su šituo. Peptidus, kad raumenys irgi didėja nuo jų. Peptidai yra aminorūgščių grandinėlės. Iš kur jie traukia, kad raumenys didėja? Iš kur? Man ir vaikai pastoviai rašinėja. Iš kokių gauti peptidų, kad kokie peptidai raumenys geriausiai augina? Ai, tu. Nu nėra tokių. Nėra, tokie neegzistuoja. Peptidai yra aminorūgščių grandinėlės. Jie mūsų organizme natūraliai egzistuoja ir yra atsakingi už įvairiausias gyvybinės funkcijas, tokias kaip odos stangrumas, plaukų, sąnarių ir kaulų atsinaujinimas ir augimas. Dirbtinai išgavus peptidus ir leidžiantis į kūną galima... Yra peptidų, kurie tikrai veikia, kurie padeda atsistatyti iš traumų greičiau, po operacijų ir taip toliau. Juos galima ir medicininiam background'e pritaikyti, man atrodo, po operacijų ir taip toliau. Nuomonė apie RAD 140 ir M677. Ačiū 3 eurus. RAD 100 absoliutus šūdas.
hormonus labiau negu sterai ir tyrimų, kurie rodo, kad sukelia vėžį, bet tas MK677 daug irgi man vaikų rašo, o apsimoka pisti MK677 dėl rumens. Čia yra nuvandeninta augimo hormono versija, kurią tabletėm ir kainai vienintelis dalykas, kainai tu gali duoti, nebent čiūčių daugiau apetito gausi, bet vėlgi, jie visi galvoja, kad jie raumenį augina, kad neaugina raumens. Miegą gali šiek tiek minimaliai pagerinti ir apetitą pagerinti, bet apart to daugiau nelabai kažkokių efektų matysi, o tie viskie rad vienas kiam ir, ten brudas tiesiog, absoliutus šūdas. Jo vien pavadinimas MK667, 67, jeigu yra skaičius kažkokio dalyko pavadinime, kurį į save ingestini, tai jau yra blogai. Viskas asocijuojasi su 67, jau turėtum braukt lauk iš sąrašo. Tu paklausyk, pažiūrėk pavadinimą. Myliu kiaušų 67, kas gaunasi išvertus. Maži kiaušų 67. Šimtai patenkintų klientų Lietuvoje. Tačiau platintojai gudrus, preparatus parduoda žmonėms, tačiau apsidrausdami. Su tom visom svetainėm, irgi dabar jie yra grey marketas, ne? Grey zona yra pilkoji zona, tie peptidai, jie eina iš požeminių visokių laboratorijų ir taip toliau iš kinų, bet jie dabar yra daug lengviau prieinami, tarkim, negu kai juos jau pasims sistema savo, padarys tyrimus, aprūvins ir tada tu tik per receptą galėsi juos gauti, galimi tada net dar daugiau kainuos, jau valstybė iš to darysis pinigus. Problema yra dabar tokia irgi su šitais visais saitais, kad kiekvienas saitas rašo, čia tiesiai iš Amerikos peptidai, čia tiesiai iš Šveicarijos, čia tiesiai iš Vokietijos, protestuoti, gaminami tiesiai iš Vokietijos. Nieks jų negamina nei Vokietijai, nei Šveicarijai, viską gauna iš ten pat, iš kinų, užsideda kainas milžiniškas ir pardavinėja tose svetainės. Tai realiai irgi toks kaip ir, čia aišku hustle yra, čia kaip su AliExpressu, žinai, siūsdavo podelius, siūsdavas bičiai, arba elektroninės prekės ten po €1 eurą iš AliExpress ir pardavinėdavo po 20 čia Lietuvoje. O tai tikra, kad yra tas peptidas anti-aging. Žiūrėk, tu bet kokį dalyką sugalvok savo galvoj, bet kokį. Ir bus sukurtas peptidas tam dalykui. Bet kiek ten realaus efekto yra? Kiek ten to realaus efekto yra? Aš sakau, kažkas, gal minimaliai kažkas gali. Bet kaip tu matysi tą anti-agingą? Kaip tu sužinosi, ar tu mažiau sensi dabar į ir kiek tų metų į reikės? Kiek tu žadi pinigų investuoti šitą? Čiagi, aš sakau, jie nėra, kad neveikia visiškai, bet čia yra žiauriai overblown dalykas. Žmonės į savo kūnus leidžiasi neaiškios kilmės skysčius ir patys renkasi tapti eksperimentiniais triušiais. Čia jeigu ką neįmanoma. Čia jeigu kas pažiūri tokią transformaciją, nenustepčiau, kad tas bičas pats pardavinėja peptidus. Day one, čia yra koks 3% body fato. 9 savaitės. Kas pažiūrėjot šitą ir pagalvojot, eik tu, čia tai zaibys. Ant šito peptido per 9 savaitės, taip. Tik ant šito, pasakysiu taip, čia visų pirma, čia kad ir jis būtų dar kažką papildomai per 9 savaitės, čia nelabai įmanoma pasiekti, net ir su žiauriai agresyviu deficitu, čia yra kosmosas. Reta nėra, kad valgymo norą sumažina, bet riebalo niekas nedegina, calories in, calories out. Teisingai. Tau vis tiek reiks valgyti sveikai ir daug mažiau. Čia nepeinamas dalykas yra. Šitie dalykai nepadaro, kad tau magiškai dingtų svoris. Jie gali tau padėti sumažinti apetitą, kad tu sutesnis biškilgiau jaustumės. Bet galų gale tu turėsi padaryti lifestyle changes, ilgalaikius, jeigu norėsi gauti kažkokius rezultatus ir juos išlaikyti. Nes gerai tu dabar į sene, sveikiau mažiau valgysi, nustosi, kas bus, grįši vėl prislopo, burgerius valgyti, kebabus, nebesiekti kalorijų, nieko. Tai vėl nutuksi. Ką rinktumės aknį, akuteiną ar peptidų odai? Tai aišku, akutanas, aišku, toksiškas irgi baisiai šūdas, apie akutaną net nenoriu plėstis. Kaip chemoterapinį vaistą taikydavo vienu metu. Dar gal dabar taiko, ten ėda organus, bet jisai žiauriai pravalo aknę, jis viską pravalo. Jau yra ir kritinės būklės lietuvių, kurie susigadino sveikatą neatsakingai vartodami peptidus. Štai šiomis nuotraukomis socialiniuose tinkluose pasidalijusi klaipėdietė pasakoja, kad svoris ėmė kristi taip staigiai, kad galiausiai pasiekė kritinę būklę ir ją gelbėti turėjo medikai. Aš pasakysiu, čia žmogaus bukumas yra. Čia yra absoliutus nubukėjimas ir čia būtent iš va šitų per tokius žmonės atsirado terminai kaip Ozempic face'as, ten kaip buvo su Ozempicu, kai nyksta žmonės, pažiūrėkit, jie pradėjo šaut, džiūsta tiesiog, ten anorekcija vos nežinai, ten griaučiai matosi išlindę. Čia tiesiog yra absoliutus nesiorientavimas. Žiūrėk, aš pasakysiu, kaip atsitinka, kaip jie daina iki tokių situacijų, iki tokių būklių. Pradeda retotrutidą žmogus arba ten Ozempiką ar kažką ten tą svorio metimo preparatą, ne? Jis pradeda bet jis neturi absoliučiai jokio suvokimo apie dietą ir nutriciją ir kalorijų sekimą ir nei kiek jam reikia suvalgyti kalorijų, kad kristų svoris, nei kiek negalima per daug suvalgyti, kad augtų svoris. Ir tada jie pradeda šauti šitą dalyką. Jinai pradeda šauti dideliai, akivaizdžiai čia per didelėm dozėm. Ir kas būna? Jos apetitas žiauriai būna nuslopinamas ir jinai nebenori tiek valgyti. Ir tada ką galvoja? Ai, zaibys, gerai, aš nebenoriu valgyti, tai galiu nebevalgyti. Ir tada ką jie padaro? Jie tiesiog nebevalgo.
Pilna tokių esu matęs reportažų, kur tiesiog šoka ant to weight loss drugso, absoliučiai 0 žinių apie dietą ir tiesiog badauja. Vieną kartą į dieną pavalgo. Nu, nes nenori valgyti, man valgyti. Tu nieko ne... Pamėgink išgerti stiklinę vandens ir duonas reikia dieną suvalgyti. Pažiūrėsim, kas bus po mėnesio. Čia tiesiog nedavalgymas. Čia paprasčiausias nedavalgymas. Absoliutus nesigaudimas basic dietiniuose dalykuose, principuose. Jeigu leidži žmogus pektinus, aiškiai savęs nemyli. Visi ir taip gražus. Va, mestis žaliukai, tarkim. Jokių peptidų nevartojam. Peptidų. Jokių peptidų nevartojam. Ir akivaizdžiai ir pratybų nesprendžiam, nepildom. Titkų, ar kaip tai? Raumenys kokie. Taip, jis Peptidų. Nenustebčiau, kažkoks naujas saidas išeitų peptybos. Reklamuoti pradėtų, kaip gali ir vietoj pinigų tau išmoka peptidais. Peptybos. Ei, užsukite peptybas. Peptybų punktas. Tokie va šautų peptybų, nu kas jam būtų? Eitų straipsnis, kad guli ligoninį. Bičas jau dabar su kelininkų maikė yra. Jau dabar su kelininkų maikė, dar net mokyklos nebaigęs. Pasiruošė smėlį barstyti ant bordiūrų. Tai jo, apie peptidus, nusakau, žinios absoliučiai matos nesiorientuoja ir žmonės nesiorientuoja. O tie, kas kažkiek bent jau pradeda gaudytis ant peptidų ir kaip jie veikia ir tada užsisako ir pabando, tada paaiškėja, kad jie visiškai ant dietos nesiorientuoja ir ant basic tiesiog dalykų, kas yra calories in, calories out ir kiek reikia suvalgyti. Kaip sakant, we're cooked. We're cooked.